Labas, mėliai, susivėlusis šiaušus, bet tai yra kaip yra labai karšta. Ir dar aš kepu ir langų netidarau, nes yra tiek daug musių aplinkui, kad manęs tai persina, ypatingai kai valgy darau. Jų tiek prizuje, realiai net mes turim tos fly screens, tos grotelės sėtelius tokius uždėtus nuo musių, bet jų vis tiek prieina. Žodžiu, gaminu vakarienę, šį vakarą bus suvlaki. Čia aplinkui Brisbaną nėra labai daug smagių paplūdimių. Reikia važiuoti iš tikrųjų valandą su trupučiu arba iki Gold Coast, arba iki Sunshine Coast. Tai mes va atėjom pasipliuškenti, kai nusileidus. Saulė yra gerai. Norėjau gaudyti vaiką, nes jau jisai nubėgo ant aikštelio žaidimų. Tai toksai dumblinas biški vanduo, bet šiek tiek atgaivino tokiam karštom dienom. Pamatė Kaunas, kad tos mergaitės tenai užlipė šitos didžiausius medžius iš tolo rėkia: mama, no. Nudūmė vėl. Man neturiu laikroduko, bet jau čia reiktų pasižiūrėti, kiek aš žingsnių per dieną padarau. Mažulį gaudydama. Gražiai. Šeštadienis, atvažiavom į turgų šiek tiek pasivaikščioti ir dabar važiuojam draugų. Oh, thank you so much. Draugų vaikučio pirmas gimtadienis, tai eisim gimtadienį ir paskui važiuosim žiūrėti Konoro varžybas. Labai karšta, žiūrėsim, kaip mums seksis nuo saulės bėgti ir slėptis. Bet labai graži diena. Pavėsi, tai labai smagu. T-shirts. Oh, back up, baby. Come on. Ah, boys. Atvažiavom į kalėdinį festivalį, čia visai netoliese. Grįžom namo, greitai perrengiau Kauną. Vaikučiai čia va žaidžia, jisai dar pamiegojo, tai žiūrėsim, kas čia gero, visi va matau visko pardavinėja. Tai nam žiūrinėti, gal visai šaltis dar. Paršelį, vištytė.
viena diena, sekmadienis dabar bus draugų gimtadienis ir čia visai netolies yra šita Bribie sala. Tai atvažiavom pirmą kartą čia įsimaudyt. Oras, pasaka, labai gerai pavėsi vėl. Labai nekadrau, kad galėsiu įnerti vandenį. Mūsų žuvikas va jau pasileidęs su tėčiu maudytis. Tai po pasimaudimo atvažiavom dabar išsidūkti. Kaunas pakeliui link paplūdimio truputį miegojo. Dabar jau čia išsidūks, nes vis tiek ir išsimaudęs tiek daug. Tai irgi eis pamiegučio vėliau. Dabar čia pažaisim, pašakinėsim, pavalgėm labai skaniai fish and chips. Pabūsim dar gerą valandėlę daugiau. Čia matau, kad koncertas vyks prieš tai už 6 valandų, tai vakare turbūt kaip smagu būtų likti, bet jau nukavėmės jau 6 valandas, tikrai čia nesėdėsim, turim labai daug planų, bet matau, kad jo, turėtų čia būti smagu, didžiulę sceną ruošę, matėt, kurį kėliau trumpą video, kur Kaunas šoka. Tenai už to vyro, už tos mažytės scenos yra didžiulė scena, nu žodžiu, tai turėtų būti smagu. Labai norėtųsi kažkokį koncertą nuvaryti ir žiūrėsim, ar spėsim kada. Čia vaikas nukrito. Tai vėliau tą dieną dar reikėjo nuvažiuoti į parduotuvės, apsipirkti maistą ir panašiai. Tai dabar norėjau parodyti savo daržovės, dažniausiai uogas ir vaisius visada plaunam su actu ir su Bicap soda. Paliekam viską, kad išputotų, palieku dar keletą minučių ir paskui nuplaunu su paprastu vandeniu ir dedu į vietas. Ir tas sekmadienis jau buvo galas 1 gruodžio savaitės ir mes vis dar nebuvom turėję jokios eglutės nieko. Tai panoras ryte nuvažiavo, paėmė eglutę ir va grįžę visi puošiam. Tai iš tikrųjų eglutės, kaip matot, yra lieknesnės negu europietiškos eglutės čia Australijai. Na, taip, jom reikia mažiau apsirengti, jom reikia lieknesnėm būti, nes čia yra labai šilta. Na ir tikrai tiesiog ne to žodžio prasme šilta, karšta. Nežinau, ar aš kažkada įprasiu prie to, kad Australijai kalėdos yra tada, kai būna labai labai karšta. O dar kitą dieną, tai pirmadienį, kai Manoras turėjo laisvą dieną, visi važiavom su šeima į Dream World. Tai žodžiu buvo Black Friday nuolaida. Paprastai įėjimas suaugusiam žmogui čia yra $99. Bet, kadangi buvo Black Friday, $99 bilietas kainavo visiems metam. Tai mes Konorui turim bilietus, vaikučiai iki 3 metų, kas gyvenat Australijoje, žinokit, į Dream World čia, kas Brisbane aplinkui, vaikučiai nemokamai eina. Tai va, praleidom visą dieną kartu. Tai pasižiūrėkit keletą akimirkų. Thank you.